Sveiki draugai, bičiuliai, labas rytas. Na, dienelė tokia grybavimui arba darbui tik skirta. Tai žodžiu, vis dėlto aš jums vėl turiu pasiūlymų. Jums spręsti, ar jums reikia ar ne, bet pasiūlymus visą darau skirtingus, kažkokius įdomesnius, kitokesnius. Tai, kad nebūtų vienoda taip labai. Na ir ką, šį kartą turėsim tokį gražų peiliuką, ilgesnį. O kepsniam, kai reikia vakar pjaušo mėsą, supratau, kad biškį ilgesnio peilio reikia. Tikrai tie trumpesni, jau turi iš kelių kartų pjauti, tai nėra gerai. Tai turėsim parankinį, tokį ne parankinį, o iš rankos dirbti. Smagu tokį, kai reikia pjaustyti, viską daryti. Tokį turėsime peiliuką. Turėsim mėsai žuviai peiliukas, vėl labai smagus, rankina viskas tvarkinga. Toliau galingą nakirį peilį. Čia jau pasėmus smulkinimui, pjaustimui, toks jau didelai rankai galingas reikalas. Tikrai nėra tokie prasti, jau jie gana ir aštrus, nors standartinis galandinimas, bet gana aštrokas. Aišku, neprofesionalus, bet. Teks turėsime tokį peilį, įdomu, Kydex dėklas, pats peilis įdomus, labai toks, kuom įdomus. Vau. Įdomus. Ašmenys priekį. Dedam, kai reikia kažkur kažką nuskusti. Lentą nuvalyti, aš galvoju, labai gerai tiktų. Tai va, toks reikaliukas bus. Ir bus dar, toks niekam tikės peiliukas. Toks šiaip sau. Toks įkrenta į ranką ir nenori jo paleisti. Toks kažkaip net neina išimti iš rankos, iš viso toks, ne kažką. Žiūrėkit, stebėkit aukcionus, jeigu kas patiks, statykit, laimėkit ir sėkmės, draugai.